Tai kaip ir aš pradėjau dirbti, nežinojau, bet aš kadangi esu labai žingeidi ir kada gauni tokią diagnozę, tai visada su tėvais pabendrauju. Tėvai yra ta pirmoji, kuri tau pasako apie diagnozę. Tai kada man pasakė, pirmas ir buvo mano pacientas su Dušeno raumenų distrofija, tai būtent Adrijus, tai beveik prieš 10 metų. Ir man iš karto buvo klaustukas, kas tai yra. Tai aš tada atsiverčiau mokslinius straipsnius, pradėjau nagrinėtis ir paskui pati savarankiškai išvažiavau į didžiulę konferenciją Birminghame, būtent Jungtinėje karalystėje. Tada buvau Olandijoje ekspertiniuose mokymuose, kur susirinkom iš tikrųjų iš visos Europos specialistai ir mokino, ir kaip ką daryti, kiek tempti ir būtent kaip dar steroidai, kadangi jie ligos progresavimui sustabdyti vartoja steroidus, tai kaip vaistai veikia raumenį, kaip kaulus veikia, nes yra ir lūžių tikimybė. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu domėtis ir aš visada sakau, kadangi aš ir dėstu savo studentam ir visada pasakoju apie šitą ligą, nes labai yra svarbu atpažinti ir žinoti. Tada, jeigu nežinau, skambinkit man arba rašykit. Nes, iš tikrųjų, visko tu negali žinoti, ypatingai su retom diagnozėm, tai kada jų yra tiek nedaug, o specifika tikrai yra didelė.